Na, šią vasarą taip pat jums teko su jaunimo rinktinė dalyvauti Europos čempionate, užėmėte 7. vietą. Kaip manote, ar su tokia rinktinė, ar buvo pasiekti šiek tiek daugiau galima? Tai žinoma, kaip treneris visą laiką norisi kuo daugiau ir kuo aukščiau, ir kaip atstovaujant Lietuvos krepšinį norisi, bet realiai situaciją vertinant šiek tiek gal pritrūko ir sėkmės kai kuriuose varžybose. Gal kai kur vaikinai perdegė, gal mes treneriai sprendimą kažkokio nepriėmėm, bet visi, tiek treneriai, tiek žaidėjai stengiamės, darėm ką galėjom, išėjo kaip išėjo ir esam 7. vietoje ir norisi visą laiką geriau, bet buvo kaip buvo. Na, prieš 2 metus jums taip pat buvo sėkmingi metai, tuomet laimėjote bronzos medalius su savo amžiaus rinktine. Dabar praėjo 2 metai ir tai buvo bronzos medaliai ne Europos, o pasaulio čempionate. Turbūt jie dar yra labiau brangus ir štai dabar tie žaidėjai, kur yra po 2 metų. Kaip jūs juos galėtumėte kaip ir vertinti? Nu, čia šnekant apie 94 metų kartą, tai tikrai turbūt didžiausią šuolį padarė iš mažiausiai, gal ne mažiausiai, bet nedaugiausiai tikėjimas, tai Lukas Lekavičius. Tikrai už jį smagu, nes ir dublerių komandoje teko jį kelis metus treniruoti, mačiau, kiek jis dirba, kiek jis stengiasi, kiek jis nori siekti savo tikslo. Tai tikrai iš šitų, kuris buvo kažkiek šešėlį ir Grigonio, ir Dimšos, ir Tamulio gal, 4., 5. gal buvo pagal tą visą, bet savo darbus, savo norų jis įrodė, kad tikrai vertas ir dabar jau visi žiūri kaip rimta vos ne rinktinės lygio žaidėja. Taip, kad tikrai smagu už jį. Tai jisai, Grigonis žaidžia Ispanijai, aukščiausio lygo irgi tikrai, man atrodo, įdomus žaidėjas ir įdomu sekti jo karjerą yra. Tomas Dimša gal nesusiklostė šiek tiek Žalgirį, pirmais metais prieš 2 metus gavo daugiau žaisti, praeitais metais mažiau, gal jo pozicija tikrai buvo didelė konkurencija. Labai svarbu, kur šie metai jam pakryps karjerą, kur jisai papuls. Tikrai dar visų savo galimybių neatskleidė vyrų krepšinį, manau, tikrai viskas jam prieš akis dar. O Justas Tamulius žaidžia LKL, Kėdainių Nevėžį. Dabar liktai, kiek girdėjau, Pasvaly pasirašė, tikrai pasidomų treneriai, jauna komanda, tik man atrodo visos galimybės jam tobulėti, jeigu pats norės, tikrai bus. Na, šnekant apie jaunimo krepšinį apskritai, kaip manote, ar reikėtų siekti tų medalių žūtbūt, ar tiesiog reikėtų ruošti žaidėjus būtent vėliau, kai viskas jau vyksta rimtai, kai jau būna ne jaunimo krepšinis, o jau vyrų rungtynės? Nu, kai esi čia jaunimo rinktinių treneris, visi reikalauja, visi nori to, kad rezultatas. Aišku, aš manau, kad reikia viską kartu suderinti, kad būtų ir rezultatas, ir žaidėjai geri būtų, bet taip irgi nėra lengva. Tas pats ir 16-mečio čempionatas, jeigu paanalizavus, tikrai daug, kurie žaidė ir prieš 5, prieš 6 metus, kas žaidė ir kas gerai žaidė, kažkur vyrų krepšinį daug kas neužsikabina, taip kad čia dar nieko nereiškia. Ir aš ir dubleriuose Žalgirio visiems jaunimui sakau, kad yra tas perėjimas į vyrų krepšinį tikrai nėra lengvas, visai naujas krepšinis, kitas krepšinis ir visai reikia iš naujo viską įrodinėti. Taip kad tas pats ir kitiem žaidėjim, kurie nepatenka į tas jaunimo rinktinės ar kažkur kitur nepatenka, tai dar nereiškia, kad jie yra blogi, kad jie neturi šansų. Jeigu yra geroj vietoje, pas gerus trenerius, geroje aplinkoje pataikyti, daug pavyzdžių yra, kurie sugeba įrodyti ir prasimušti vyrų krepšinėje, nors nėra kažko super pasiekę jaunimo krepšinėje. Na, šiais metais atrodo, kad Žalgiryje bus bent 2-3 nauji veidai iš jūsų jaunosios komandos. Turbūt už juos reikėtų taip pat džiaugtis. Nu, taip, kažkiek, aišku, džiaugiamės už kiekvieną ir sekam kiekvieną, kur pakrypo, kur gal pas mumis nepavyko, bet išėjo kažkur kitur ar kaip. Bet kitas dalykas irgi dar čia tik tai gal visi rašo, kad jau jie čia bus ar nebus, bet jie turi rodyti viską, daug pavyzdžių ir Donato Tarolio ir Tomo Dimšos pavyzdžiai rodo, kad tenais irgi nėra lengva, ten nieks rožiam kelio neduos, jeigu keliais nesikabinsi, neįrodinėsi, kad esi vertas ten būti, nieks tavęs ir nelaikys, taip kad per anksti nueiti ten irgi nėra gerai. Aišku, čia jiem įvertinimas kažkoks, didelis įvertinimas, kad net ir sportuoti, jeigu galėtų tenai su jais. O žaidiminės praktikos pas mumis gauti, nes pagrinde yra jaunam žaidėjui, skaitau, kad turi žaisti.